Jonai, pirmas klausimas, kurių klausiu visų savo pašnekovų. Kokį melą šiandien norėtum sudeginti ant laužo labiausiai? Lietuvoje ar? Lietuvoje. Mes Lietuvoje šiandien. Teisingai, esame jau. Dabar geras klausimas, tų melų netrūksta, kaip sakant. Bet jau toks, kur tave muša iš kantrybės. Čia yra, gal sakant, socdemo, mes žinom, ką darom. Tai yra toks, super mega melas, kažkoks, atrodo, jį visiškai, nepasimetę, nežino tiesiog, kažkas kažką žino, bet aš vis labiau pradedu manyti, kad jie tiesiog nesupranta nieko, ką daro. Kad veiksmai yra daromi iš kažkokių paskatų, o po to gaunasi, bardakas ir tiesiog nesigauna kaip norėtųsi, dar ir aš nepavyzdžiui. Ir tu nemanai, kad čia yra suplanuotas? Manau, kad kažkieno. Suplanuotas aš kalbu apie diversinis socialdemokratus dabar. Čia yra, kažkant, man šiandien socialdemokratai yra tokie naudingi durnai tiesiog. Vedami kažkieno, kažkur ir jie tiesiog nesipriešina. Ten tikrai žinau, kad jų tarpe yra, sakykime, tokių vadinamų normalių, kurie, gal nenorėtų ten eiti su tais, sakykime, kaip čia pavadinti, tokie, tai orkučiukais, orkučiais. Aušros siekiančiais. Jo. Bet ten tikrai nematau jokio, sakykime, stuburo, nematau jokio ten, kad būtų kažkoks noras, ir kad tas suvokimas, čia valstybinė veikla svarstyti prieš naujus metus kažkokie ten vieno ar kito pareigūno atleidimo tvarka dienomis, paromis tiesiog sėdi. Čia yra, čia tiesiog net ne komedija, čia yra tiesiog marazmas, tiesiog iš viso, ko mes čia sėdim. Kadangi mes suprantame, kad yra daugiau tokių, sakykime, principinių dalykų, kalbant apie žodžių laisvę, yra ten plačiau žiūrint į kontekstą, kalbant apie geopolitiką, tai toliau yra dėl ko. Bet būtent kaip socialdemokratų, kaip valdančioji partija, su, sakykime, tam tikrom labai giliom tradicijom, aš iš Švedijos nepamirškim, kur socialdemokratija tikrai yra pagrindas. Tai yra tiesiog kiekvienas švedas, įskaitant man, yra šiek tiek socialdemokratas. Mes ten žinom, ką tai reiškia. Kas čia pas mane atėjo? Ne, aš turiu socialdemokratas, nelygus. Ne, aš turiu menį, aš tikrai, kiek kalbama, pavyzdžiui, iš to, prezidentūros geros valstybės, aš žinau, kas tai yra, realiai, aš pačiupinėjęs, paguvęs, paragavęs, aš buvau toj geros valstybei. Žinau, ką tai reiškia ir mes kažkaip bandom sukurti kažkokią tokią, idėją. Pagal idėją, socialdemokratų ideologija ir sakykime, siekis ir taip toliau turėtų būti ta pusė. O dabar kažkokie užkampiai, kažkokie, kur nesuprai, kur jūs eina tiesiog. Ir aš, tiesąkant, labai sunku rimtai traktuoti tai ir, kaip sakant, kad mes žinom, ką darom, balionų, tiesiog, tokie labiau geopolitiniai dalykų, iki šito, aš žinau, kažkokie... Jonai, vakar aš išgirdėjau iš žurnalistės Birutės Davidonytės, kuri irgi čia šnekėjo šitoj mūsų improvizuotoj studijoje, kad dabar, kurie vyksta svarstymai Seime ir šiandien, šiuo metu jie vyksta toliau, dėl naujo įstatymo, dėl naujo LRT įstatymo, jie netgi nukėlė balionų tam tikrus potvarkius, kurie buvo numatyti dėl balionų iš principo, ne? Ant kiek tai yra svarbu? Ne, čia aišku, gavus dabar toks principinis, dabar lendant turbūt giliau į tą socialdemokratų situaciją, kur, jeigu taip, aš esu net joks ten, nei analitikas, nei ekspertas, aš matau pagal mane, tai yra, sakykime, susidėlioja dabar socialdemokratai į tris dalis, kaip sakant, yra ten, Ruginienės, Hebra pavadinkim, ten yra tie Sinkevičius, kažkokie ten irgi, kompanionai, ir dar yra Olekas, čia, paprastai tarantis, ir jie tarpus irgi ten, nesutar dėl įvairių dalykų, dėl dalybų taip toliau, valdžios kontrolės taip toliau. O tada pašonai sėdi šitas jog darys, tas triksteris jau ten kažką ten sugalvoja. Ir
gaunasi, kad jie dabar yra savo durnų veiksmų įkaitai, bet neturi kur dėtis. O tada gaunasi taip, kad, pavyzdžiui, kalbant jau apie balionų temą, šiaip dronų, balionų, ten įvairių galimų provokacijų iš rytų, net, čia tegu būna tiesiog, mums svarbiau gal susitvarkyti viduj. Ir aš, sakė žmogus, kur aš tikrai žinau, kad šiandien nesibaigs, tikėtina, aš dabar kalbant apie tą mūsų, sakykime, geopolitinę situaciją su tais, tikėtina labai, kad kitais metais matysim dar gerokai rimtesnės provokacijas, balionų dronų temą. Ir reikėtų ruoštis ir kinetinį prasme, kaip mušti, ir diplomatinį prasme, ir kitom visokiam prasmėm. Ir mes kažkaip svarstam kažkokį direktorių, nerimta, Jėzų Marija. Bet reiškia, kad tai yra labai svarbu. Ne, kad yra svarbu, jiems tai yra svarbu. Mums tai yra, ta prasme, svarbu, nesvarbu, kas nerealiai sėdi, nesėdi, kas direktorauja, bet esmė, mūsų iš principo svarbu. Mes matom vis tiek žmogus, kuris protingas, kuris apsiskaitęs, kur tiesiog žino, kur dalyvauja, kaip ir tu, kaip ir aš, kaip ir kiti, mes kai matom kontekstą, kur vyksta, kertiniai, geopolitiniai dalykai ir mūsų pašonai, kai kur Europoje, minint keltą, Vengrija, pavyzdžiui, kur tai tokie, sakykime, panašus veiksmai buvo daromi prieš keletą metų ir tiesiog yra būtent, sakykime, palaipsniui salamio taktika nuimti, atimti veikimų laisvę ir taip toliau. Čia yra rizikinga. Taip negali būti, tuo labai Europoje. Ir sakykime, mes čia sėdėm dėl skirtingų, sakykime, svarbių priežasčių, jie dėl savo vidinių brasborkių pavadinkė, o mes dėl to, kad, blemba, jūs lendat, kur negalima lysti. Ir tada sėdėm ir taip jau. Ir aišku, nesusikalbam nei kiek. Aš nemanau, kad šitie novantėjai mūsų supranta, kad čia sėdi, stovi, eina į mitingus, kas čia tokie tiesiog. Jie žiūri, aišku, į kitus rinkėjus, pabūkime bėdėm, bet teisingi, kur nesidomi ar domisi. Labai paskutiniu metu man dėl to, kad atrand toks, nežinau, suvokimas, kad labai daug žmonių Lietuvoje sėdė, žiūri Janutienę, žiūri tos visokius orkušiukus ten, ir mano, kad dalyvauja politikui. Ir bet dėja taip tiesiog. Dalyvauja valstybės valdyme. Valdyme taip. Ir tu kažkaip, kas čia gaunasi? Labai daug nesusikalbėjimo, be jokios abejonės visame tame. Aš esu už dialogą, aš esu už, tasme, ten su politinė pat demokratija, be demokratijos niekaip. Bet šitaip, kažkokie, klounų suvažiavimas ten, kur dar yra, dar su klaunai, dar jokeris, Joker, šitas mūsų, antisemitas. Žodžiu, Jesus Christ, Gerai, Jonai, žiūrovom, norėjau dar pasakyti, jeigu girdisi fonas, tai su juo nieko negalim padaryti, nes tiesiog vyksta pasiruošimas. Seime vyksta diskoteka. Ne, Seime dar nevyksta diskoteka, bet negali žinot, ko mes dar sulauksim iš Seimo rūmų, bet už lango yra nepriklausomybės aikštė, kur žmonės renkasi prie laužų, groja muziką, tai nenustepkite, jeigu girdisi tam tikras fonas. Jonai, norėjau grąžinti tave prie Ukrainos, kadangi Ukrainos siekis laisvės vis tik pats didžiausias ir pats svarbiausias, pats efektingiausias įvyko Maidane. Buvo oranžinė revoliucija, prieš tai buvo dar kitokių kažkokių bandymų judėti į vieną ar į kitą pusę, bet Maidanas tai buvo jau tas kertinis taškas. Atsimenant Viktorą Janukovičių, tai čia tą, kurį išspyrė į Rusiną, kaip jisai valdė Ukrainą? Kodėl žmonės vis tik išėjo į gatves ir ne tik išėjo su taikiu protestu, o buvo praliestas kraujas? Ten yra ir makro, ir mikro tokių elementų. Visų pirma, aišku, Janukovičius, kaip sakant, kaip Rusijos, sakykime, statytinis, kur apie Ukrainą kalbant, skirtumas tarp Lietuvos ir Ukrainos šioje vietoje, kad Lietuva kaip bebūtų,
Net sakyčiau, įskaitant tuos buvusius komunistus, ar kaip čia pavadinti, socdemus komunistus, kaip čia pavadinti. Žodžiu, vis tiek nutarė eiti į vakarus. Ten buvo kalbama ir apie NATO, ir, aišku, ir apie Europos Sąjungą, taip toliau. Ir tai buvo nuo pačios pradžios pakankamai, sakykime, taip aišku, kad taip reikia daryti. Buvo tokių visokių ten bandymų, bet ne, šiaip ten viskas. Ir mes tiesiog ėjom, kur reikia. Ir mūsų viskas taip ir aišku. Ir nuo tų laikų, ypač nuo 2004 metų, mes ten geriau gyvenam, niekada tiesiog geriau negyvenam. Dabar mes tą matom, tą gerėja. Ukraina pasiliko, sakykime, savo teisę tiesiog nepasirinkti. Ir tiesiog, kad nei Rusija, nei kažkaip mes gyvensim, tarp tų visų, mes draugausim, mes kažką. Ir Rusija, aišku, Rusija tai buvo pakankamai patogu, jie tiesiog leido, sakykime, nominaliai likti nepriklausomą, atidavė ginkluotę atominę, po to jo, mes garantuosim jūsų stabilumą, jūsų taiką, jūsų saugumą. Ir tada Rusija patogiai savo įstatė žmonės skirtingai. Jo, bet aš turėjau labiau omeny... Bet laikui bėgant tada vis sudėtingiau. Ir kad tie momentas, kai vis tiek Europai, Europos Sąjungai pasidarė tikslinga, jau įtraukti Ukrainą į savo, tai Europos Sąjungos strategijų tai yra visiškai normalu suprantama. Štai atsirado grėsmė Rusijos, sakykime, strategijai ir tada atsirado tas momentas, kad nepasirašyti, panašiai. Ir galima sakyti, dadvainė mikro, aš tiesiog labai gerai pamenu. Gerai, bet visose šitos įvykiuose kokį vaidmenį atliko žiniasklaida? Ir laisvas žodis? Koksai jisai buvo? Ar jisai iš vis buvo tuo metu? Bet, sakyčiau, ten buvo svarbiau realiai kiti dalykai. Ukraina yra šiek tiek kitokia šalis. Mes tas Lietuvoje suprantam, bet ten yra vis tiek tie neformalūs santykiai tarp žmonių, tarp grupių, tarp struktūrų. Per tam tikrų luomių, taip toliau, yra gerokai svarbiau negu laisvas žodis. Dabar, sakyčiau, šiuo metu Ukrainos žiniasklaida tikrai atsigavo. Ten tikrai matau, kad turi savo vaidmenį. O tuo metu, toks, sakykime, viskas papirkta, per daug nerimtai nežiūrėjo. Kas gavosi? Pavyzdys. Atėjo tada vis dėlto studentai, jaunimas, ten į tą Maidaną pradėtų demonstruoti. Kad čia jau, ten mes sutarėme, jautė tą tikrą tokia pavojai, kad Europos nebus. Atėjo berkutai, atėjo tiesiog ten daužė su bananais ir matė kai kurie jų tėvai, kurie buvo afgansai. Afganistano sovietų karo kariai sakė, mano dukra primuš, ne, jūs. Ir atėjo afgansai. Ir pradėjo ginti tos vaikus, kaip sakant, savo. O tada jau nuo to įsirituliojo gana greitai Ukrainos kontekste, šiek žmonės nuo jo tvojų matė, sako, čia net to nebus. Ir aišku, bendrai į visuomenę jau buvo, sakykime, tikros nuotaikos, per laiką vis tiek, oranžinė revoliucija irgi ten tokia, kad vis dėlto gal geriau ne į vieną pusę, ne į kitą pusę. Ir būtent įvairių žmonių aš turiu keletą draugų, kurie asmeniškai tiesiog pasakojo, jiems atrodė pradžioj, kad čia kažkokie baikos, niekam nesvarbu, bet kai atsirado kažkoks ryšys, kontaktas su žmonėmis, kur ten buvo, atvaryk, pažiūrėk pats savo akimis. Ir tada aš atvažiavau bendravau ir tada man dašūtų, kas čia vyksta. Gerai, bet aš vis tiek bandau pritempti prie mūsų realijų. Tuo metu kokį vaidmenį atliko žiniasklaida? Kieno pusėje jinai buvo? Tas man tą norėčiau. Aš sakyčiau taip, žiniasklaida vis dėlto, vėlgi, žiniasklaida. Kas atsitiko Maidane, tai buvo pakankamai svarbu, kad atėjo, sakykime, tą kaip ir dabar, kai kur kanalai pradės tiesai. Ten buvo streamai, ten buvo tie, kur pradėjo būtent rodyti, kas čia vyksta. Nors iki to nebuvo nelabai ten buvo. Bet, aišku, žurnalistai labai svarbu suprasti, ir redaktoriai, ir priėmė ten tikrą sprendimą vis tik palaikyti šitą dalyką. Ir manau, kad būtent mes kaip visus tos vaizdus ten matėm, prisimenam tiesiog nuo tų įvairių, ypač Ukrainos kanalų visokių tiesiog, ir tai buvo žiniasklaida irgi, kaip ir visuomenė, priėmė sprendimą vis tiek stoti kovą. Ir be jokios abejonės, be žiniasklaidos, tai būtų be gerokai sudėtingiau. Mes priėmėme, buvo įvairius įvykiai, kur įvyko, ten ir Sakartvelė, ten anksčiau, kur daužė, Tianmeno, ten kur totalitariai ėjo ten žmonės, bet nebuvo žiniasklaidos tiesiog, o čia buvo.
Ir tai, aišku, tas momentas, aš manau, kad kai žmonės vakaruose ypač matė ukrainiečių ryštą, kovingumą. Bet žiniasklaidos dėka matė. Tai, na, taip. Tasme, žiniasklaida irgi, sakykime, be žiniasklaidos šioje vietoje būtų buvo gerokai sudėtingiau. O toliau tada jau, ką kalbėti apie karą, apie Rusijos, sakykime, invaziją, tai toliau, kur žiniasklaida visada yra. Ir dabar šiuo metu tikrai žiniasklaida groja ne paskutinę, tiesiog vaidmenį būtent šiame kare įvėrom. Į tą, aišku, desinformacijos karas, tai toliau. Ir aišku, yra tam tikrai tokie politiniai, tikri, sakykime, fiziniai veiksmai, be jų negali. Bet kaip tai, sakykime, parodyti, papasakoti apie tą naratyvą, vadinamą, be žiniasklaidos sudėtinga. Kaip keistųsi Lietuvos gyvenimas, jeigu neliktų to laisvo žodžio? Mes sakom taip labai, kaip iš sąmokslo teorijos vadovėlio, neliktų, čia mums atrodo kaip iš fantastikos ryties, bet neatmeskim tokios galimybės, arba bent jau kažkokių pradžioje minimalių suvaržymų, kažkokių per aplinkui vaikščiojimų ir taip toliau. Supraskite tai, kad, kaip bent aš suprantu, kad vis tiek žiniasklaida Lietuvoje dar yra, sakykime, nėra, kad, sakykime, tu gali pirkti šį, būkime nebeteisingi, nėra, kad visiškai super laisva ir viskas yra, kaip jau tu nori. Galiu užsisakyti straipsnį, aišku. Bet tuo pačiu vis tiek su laiku, aš gyvenu pakankamai, matau, kad žiniasklaida, sakykime, ar šitas gebėjimas reikštis pakankamai kritiškai gerėja. Ir jau ką kalbėti konkrečiai apie LRT, kur tikrai aš per dešimtmetį, tikrai žiūrėjo kitas, čia dabar yra kitas lygis, kaip buvo anksčiau. Ir kas labai svarbu sakyti, kad vis mažiau bijo eiti prieš kažkokias nuomonės, prieš kažkokią tokią valdžios kažką. Kad mes jau nebežiūrime valdžią kaip į kažkokio ant kalno sėdintį abstraktą, kurio gink dieve negali nei kritikuoti, nei pasakyti jam net keitiesi į akis, ką galvoji. Ypač tai yra, sakykime, kalbant apie jaunimą mūsų, kur visiškai jiems yra nesuvokiama. Ten, jeigu bendrauji su jaunai žmonėmis, kur tiesiog gimė, augi tame toj laisvė pavadinkim, ir jie kažkaip tu nori varžyti mūsų laisvę, ką norim, jau klausyk. Mes vakar kalbėjom su Lauru Lučiūnu, čia yra žinomo atlikėjų Lietuvoje vadybininkas, tai jisai labai akcentavo jaunimo vaidmenį viso šito protesto metu, kad jis yra labai didelis. Ir kartais mes jo nematom taip, kaip turbūt galėtumėm matyti. Tai aš norėčiau netgi pagirti Lietuvos jaunus žmonės už jų aktyvumą, todėl kad tai, ką mes matom šiandien, tai turbūt yra didžioji dalis nuopelno būtent Lietuvos jaunų žmonių. Galima kažką įdomu žiūrėti, tai kas vyksta. Vis tik, kur organizatoriai, kur čia daro, yra maždaug tie žmonės, kur dabar jauni, sakykime, sąjūdžio metu, arba net ir vaikai. Vaikai greičiau. Ir jie paima tą pavyzdį, o jaunimas dabar stebi juos. Ir prisijungia be jokios abejonės. Vis tiek daryti tokį dalyką pakankamai daug reikalų. Ir smagu matyti, kaip, sakykime, kartos į kartą tiesiog patirtis ir gebėjimai nori perduodami tiesiog ir sakykime, atnaujinami taip jau. Ir tai yra vis tiek, aišku, man pačiam asmeniškai tiesiog aš atvažiavęs kaip jaunas studentas, nebuvau per sausio įvykius, bet aš viskam prisimenu vis dėlto pakankamai neblogai ir davė didžiulį įspūdį. O dabar jau pats sėdžiu čia tokia savotiškas dalyvis. Ir tai yra ir truputį smagu, truputį garbinga, gal tiesiog truputį, aišku, liūdna, kad taip reikia, bet, tai sakant, turim, ką turim. Gerai, grįžkime prie realybės, apie kurią dažnai kalbant Laužo kanalas, tai apie melagystės ir melagius, kurie skleidžia melą po visą Lietuvą, kaip tai gali įvairiausiom priemonėm. Didžioji dalis jų labai įdomiai, bet LRT visą šitą klausimą valstybės krizę suriša su pagalba Ukrainai. Būkime teisingi tie, kurie būtent, sakykime, čia viskas yra labai susiję, labiau negu mes norim ir
aš galiu drąsiai teikti, kad tie, kurie, sakė, už šitas, pataisas ir tiesiog ir palaiko, ir kritikuoja, ir sako, kad tai yra korumpuot, bla, 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 bla. Vagiai, milijardai ten ir taip toliau. Patys, aišku, ten yra prieš Ukrainą, pagalba Ukrainą ir labai ir mūsų ten. Gerai, o kur čia sąsaja? Rusija, be jokios abejonės. Rusija čia yra, sakykime, Rusijos totalitarizmo, kaip sakant, šitie mechanizmai, jiems yra tikslinga, kritiškai, aišku, ten žiūrėti tą pagalbą Ukrainai, nes yra jiems nepalanku. Jo, bet kodėl jie suveda LRT pataisą su Ukraina? Su pagalba Ukrainai, tiksliau, ne su įvykiais. Čia yra savotiški simptomai, pavadinkite, Ukraina, ten, žodžio laisvė, viskas, tai gali suvesti į tam tikras vietas, kur tiesiog yra, jiems yra paranku taip, jiems, aišku, tai mokami pinigai. Ir aš galiu tiesiog konkrečiai įvardyti vieną vietą, konkrečiai adresą net į Lietuvoje, kur tai viskas sueina labai gražiai. Ir kas tame adrese vyksta? Tai Respublika. Be jokios abejonės. Ten yra, sakykime, sąsojos visokios. Čia, kaip sakant, konkretus pavyzdys, kur ta anti-ukrainietiška, kur sakant, atseit kažkokia, nežinau, ir kur visi ten, ir įskaitant net ir tiesos demos, ir pats ponas Orkutis, tiesiog viskas ten, tu matai, viskas sueina gražiai tiesiog. Ir čia yra tikri mechanizmai, kad tiesiog viską, ką mes, sakykime, normaliai matom, kad yra teisinga ir jiems yra blogai. Tasme, taip jau yra. Ir jie, aišku, mano, kad tai yra blogai, jie prieš tai dirba, arba už tai gauna atlygį. Labai paprasta. Pats užvedėjai ant kelio, bet lyg tyčia aš turiu vieną video save prisistatančio Respublikos darbuotoju, žmogaus, kuris yra 7 kartus teistas ir jau jį galima vadinti recidivistu, dėmesio ekranuose celofanas ir jo svarstymai apie LRT gresiančias pataisas ir, aišku, parama Ukrainai, kas be ko. Tiesiog 10 milijonų varo vieniem kitiem į kairę, į dešinę, į trečią, į visas pusės ir niekas to nekontroliuoja. Ir pasižiūrėkit, kokias mesgi ten turim pavardės. Turim Valinską, turim Tapiną, turim visus šitus veikėjus, kurie ten tuos radaram rinko pinigus ir ten visą šitą, ir jie beje šitiek eterio LRT davė. Jūs pabandykite LRT gauti visą dieną eterio, kad į jūsų asmeninę sąskaitą kažkas pompuotų pinigus. Apie asmeninę, tai yra asmeninė Laisvės TV sąskaita. Jų buvo sąskaita reklamuojama ir ten buvo renkami pinigai arba į Blue Yellow ten, kaip pavyzdys, išsivaizduoti, ne LRT kažkokia sąskaita, o į tų sąskaita. Tai yra privati kontora, kuri kažkam priklauso, Laisvės TV, kažkas visai reklamuoja, kad Tapinas įkūrėjas. O kas savininkai? Reikėtų pasiktaisyti. Blue Yellow. O kas savininkai Blue Yellow? Kieno vis dėlto šitas yra visas reikalas, ne? Tengi nėra kažkokia tai asociacija ar dar kažkas, tai, ta prasme, kas savininkai, kam priklauso, kas valdo sąskaitą, kas gali ateiti į banką ir kas turi prisijungimus prie bankų ir gali matyti ir disponuoti tais pinigais. Tai tikrai ne LRT darbuotojai. Tai vat šitą hebrytę ir žiūrėkit, kaip čia dabar gaunas. Ar pasipiktino jau Tapinas? O gal Stano jau pasipiktino, gal matė Delfi, gal jau pasipiktino Stano dėl LRT audito. Na, to neteko girdėti. O Valinsko nuomonė, tiek Valinskas mėgsta visur pasakyti savo nuomonę. Kažkaip tai neteko girdėti, kad per šią dieną aš specialiai laukiu iki vakaro, kad Valinskas kažką tai pasipiktintų. Irgi, Valinskas tik tai gyrėsi, kad jisai perka kažkokius naujus automobilius ar įsikrausto į naujus namus. Ką ir daro Tapinas. Jie visi kažką tai atidaro. Mes kalbam apie 10 lemų. Už tokius pinigus gali bet kokiam veikėjui numesti 50 ar 100 gabalų iš tų atkatų ir joks prokuroras nepradės jokio ikiteisminio tyrimo. Tuo labiau, kai yra, sakau, čia yra konservatorių šutvės maitinimosi įstaiga. Jie mum įžant galvos ir sako, kad lietus lyja. Ir jie galvoja, kad mes to tikim. Netikėkit. Reikia išgerti po tokio skanaus, į sveikatą. Apšaudimą, oi, Jėzus Marija. Bet matai, kiek suplakė į kelias minutės. Čia net netrumpintas tekstas.
pataisos, tiksliau auditas LRT, iš jo kyla daug milijardų, o LRT rodo radarom, kurie transliuoja Laisvės TV. Nesvarbu, kad Laisvės TV čia yra ne prie ko. Nesigilinkim, ne? Blue Yellow, kuri yra neaišku, kas įkūrė, nors tai yra viešoji įstaiga, irgi nesigilinkim. Žodžiu, melas ant melo, vienas po kito eina ir galų gale viskas į ką susiveda, kad LRT rodo radarom, remia Ukrainą, o iš tiesų Ukrainos pinigai, remiančių žmonių Ukrainą pinigai, nugula kieno kišenėse. Valinsko, Tapino, Jono. Asmeninis sąskaitas. Taip, asmeninės sąskaitas. Ne, čia yra, kas čia vyksta, tiesiog mes tą matom jau, ir Rusijos kontekstai panašiai, tiesiog mala tam tikrą tokią, pavadinkim, naratyvą su raktiniais elementais, kad yra, ten sakant, žmonės apjuodinami, kad jie daro negerus darbus, kartojasi pavadinimai. Ir esmė, čia tiesiog nesigiliname į turinį, jokių būdų, tiesiog kartoja šitą dalyką, kas yra labai liūdna, kad dalis žmonių, Lietuvoje, ką žinau, 10%, kad tarkim. Už Vaitkų balsavo 9%. Aš taip skaičiuoju. Jau, ir jie kažkodėl, sakant, tą girdį, juos pagauna, o tada tą maitinė ten pastovi. Čia nesmė, turinys, tam esmė, tai turiu kartoti, vėl ir apšaudyti. Ir laiku bėgant dalis žmonių tiesiog pasiduoda. Kažkaip, aš tai ir čia, esmė, su teisybė, su faktais, nieko, neieškokit, nereikia, tiesiog nėra net prasmės. Tai mes ant laužo kanale irgi nebandom čia įrodinėti, kad teisūs vieni ar kiti, čia yra akivaizdus melas, kurio nereikia net dekonstruoti ar čia kažkaip paaiškinti. Čia galbūt reikia tik tai rodyti, iki kokio dumblo mes esame prie viešoje erdvėje. Faktas. Ir dėja, kažkodėl, ir aišku, čia yra vėlgi, būkime nemedėsingi, kad leidžiama, čia problema, aišku, čia yra vis tiek, sakykime, tie patys socialdemokratai, kur leidžia šitą atsitikti. Tai yra valdžia, kaip būtų, demokratiškai išrinkta valdžia, pasirinko eiti į koaliciją, su tokiam, sakykime, jėgom, kurie ir prieš tai aiškiai rodo, kad taip ir bus. O dabar toliau pradeda įvairiom formom, įvairiais būdais ten ir tiesiog veiksmais ir žodžiais, toliau ten varto tą visą, dumblą. Ir valdžia, realiai, tiesiog išrinkta nieko nedaro. Jie tiesiog sėdi ir net ir kitokį lygą dar leidžia realiai pagal tų, sakykime, jėgų pageidavimus, naktimis, paramis svarstyti kažkokias nesąmonės. Kuri nesąmonės, nes čia yra, nes čia svarbu kažkaip tai. Ir tai yra, aišku, čia yra rodo vėlgi, kad socdemai nežino, ką veikia. Arba labai, aišku, liūdnai gal ir žino, bet tai būtų iš viso, tada jau tragedija tiesiog. Čia yra tada ir atseka. Kitaip nepavadinsi tiesiog. Čia yra jau komunistų kažkokie, metamorfozė ten ar hybridą, kažkokie ten, nežinau. Blogai. Aš tai išvelgiu, bet čia mano visai toks požiūris, kad nueita tokiu buku lengvų keliu, žiūrint į, pavadinkim kabutėse, Nemuno aušros sėkmę rinkimuose, vis tiek tai buvo trečioji partija pagal gautus balsus, nors jie bando pakeisti, kad jie vos ne antri, kartais net ir pirmi gali išgirsti, nesvarbu. Vis tiek jie treti, bet pakankamai daug balsų ir palaikymų sulaukia. Tadagi, ką daro socialdemokratai, dar kiti ten vėgėlės visokie prisiplakę, jie mato, kad šitas bukas visas veiksmas duoda rezultatų. Taip. Kaip ir Skvernelis, pavyzdžiui, pas Janutę Nelaidoj lankėsi ne kartą, dabar jau aišku baigėsi šitie lankymai. Kažkaip dabar jau jisai jau. Bet ant šito kablio pasimauna daug kas ir greičiausiai aš, taip sakyčiau, mano manimu, kad ir socialdemokratai šitoj vietoj pasimovė, galvodami, kad jie apims dar didesnį auditoriją, paskui užsižaidė, liko, o dabar jau jie yra įkaitai. Taip, jau viskas nėra nei žingsnio atgal, nei į priekį. Taip.
kaip tu manai? Aš manau, kad taip, tiesiog yra populizmas. Čia yra, aišku, čia ne tik Lietuvoje, ne tik dabar, tiesiog kiek kartų buvo, įskaitant, kalbant apie prieškarį, pavyzdžiui, imkim, pavyzdžiui, Italiją, Mussolini, kur, sakykime, normalūs politikai, ateinantis Mussolini toks jau energingas, labai geras serialas, beje, ten apie jo. Mačiau, Netflix'e yra, Taip, visai nieko ten rodės. Ir jie ten, ten duokim jam kažkiek, naudingas toks, ten tegu žaidžia ten biški. Ir tas, aišku, tu gudrus, brutalus ir panašiai, ten laikui bėgant išmanevruoja tiesiog ir gauna valdžią. Iki to, ar daeisim čia Lietuvoje, sunku matyti, bet čia yra tokių pavyzdžių daug, kur tiesiog, čia dabar ir tai pačioj Švedijoje, kur irgi su tam tikrais populistiniais elementais irgi žaidžia mūsų konservatoriai. Bet čia, žodžiu, kažkodėl mato tos skaičius, mato tos reitingus ir galvoja, protingi manytum, sakykime, policymakeriai, politikai, čia galima jau pasinaudoti. Deja, kaip visada gaunasi, kad atvirkščiai. Dabar, pavyzdžiui, socialdemokratų puslapį Facebook'o, jeigu atsiverti, jis nesiskiria nuo Žemaitaičio Aušros vėmalų. Tai yra labai nedaug. Akivaizdus vėmalai, vimtelėjimai ar dar bandymai kažką čia nustebinti ar pritraukti kažkokią auditoriją. Aš jau net nebesuprantu, kokią auditoriją. Jų komunikatoriai, ką daro dabar, aš iš vis pats esu iš televizijos, pats su komunikacija dirbu jau daug metų, aš jau nebesuprantu, ką jie truputį, aš bandau išvelgti tokį kitą dalyką, vis tiek yra tas grįžimas į defaultą. Tai būtų, aišku, CK. Tuomet būtų komunistų partijos retorika, aš kelis kartą kalbant ir apie LRT dalyką. Aš kadangi šiek tiek studijavęs, aš ten ir skaitęs, ir bendravęs, ir panašiai. Ir tie, pažiūrėjau, būtent tas, sakykime, šiuo atveju LRT liaudės priešų ten elementas, staiga, ta Monika jau kažkokie liaudės priešai gaunasi. Ir kaip čia gavosi? Nesako, pavyzdžiui, teigia tas ir tas, teigia partijos narys, Anastas, kad ir tu žiūri, jūs net nedrįstat patys, o čia komunistai drįstat daryti, kad kažkoks tavariš toks ir toks, išreiškia nepasitenkinimą dėl kažko. Tai yra klasikinė komunistų taktika. Daug kur tiesiog yra, ir matosi, kad žmonės ten turbūt gavo kažkokią apmokymą ten tose reikaluose. Labai gaila, kad taip yra. Ir sakykime, ta partija tikrai aš matau, kad kalbant apie kažkokį atsinaujinimą, apie ėjimą į kažkokią normalumą, ten ir teks labai ilgai laukti ir eiti dabar. Čia jie taip, nežinau, tiesiog. Ir apie jaunimą jų kalbant irgi, tie visokie ten baranai, Baranovas. Baranas. Tai reiškia, žodžiu, mes čia šiaip geras kampas, nes jau ilgą laiką mes kalbėjom apie tai, kad mes laukiam naujos politikų kartos. Jau tie nusibodo visi. Ir štai sulaukiam. Taip. Kaip čia nutinka? Jonai, jau šitie žmonės yra augę visai kitoj Lietuvoje. Tai nėra tie senieji bebrai. Nauji bebriukai, ten tokie nauji bebriukai ir dėja, jie yra formuoti pagal tam tikras taisyklės. Supraskime, tai vis tiek ten tų senų partijos gebėjimą formuoti kadrus, ten gana rimti dalykai. Ir matyt, irgi, ką tu renki, kas yra tavo tas broileris, kur tiesiog ten bus stumiamas į priekį, kur jau į postus taip toliau. Čia irgi tiesiog pagal tam tikras taisyklės, pagal tam tikrus, sakykime, principus ir, štai, dėja. Čia turbūt jaunai kartai jau reiktų mūsų jaunai kartai Lietuvos daugiau galvoti jau ne tik apie tai, kad mes galim ir revoliuciją sukelti, o akivaizdu jau galim, pagal tai, kas vyksta dabar nepriklausomybės aikštėje, kas vyko gruodžio 9, bet reiktų jau galvoti, kad tai turėtų jauni žmonės eiti į politiką tiesiog. O ne galvoti, kad tai yra kažkoks šūdas, kaip dabar madinga sakyta, ne? Politika yra nelygis. Nepadeda tokia padėtis. Taip, tai jie tik tai žlugdo visą šitą reikalą, taip.
Ne, bet pažįstu asmeniškai daug tokių jaunų žmonių, pakankamų tikrai tiktų pagal mane. Vėlgi, tai yra irgi aukojimas, tam tikras vis tiek yra. Eiti į politiką rimtai yra, čia yra žiauriai sunkus kelias, aš irgi kartais pradedu matyti, aš tikrai matau, ką tai reiškia. Ir čia tam vis tiek reikia sistemos, reikia apie Švediją vėl kalbant, apie tos pačius demokratai, turi žiauriai rimtą sistemą, ten, kur ten su stovyklom, ten su kursais, ten su įvairiais tokiais, su galimybėmis. Ten jie vadovaujasi ideologija. Čia viskas nukrypsta į asmeniškumus ir į savo kišenę, į televizorių čekiukus. Mes iki tokio lygio esam nusivažiavę. Taip, kaip su tokiais... Lyg tai mes negalėtumėm televizoriaus nusipirkti, ne vienas, ne? Reikia čekiukus rinkti. Deja, taip. Ir čia yra su tokiais dalykais, tas mes su monstrais, su debilais, kovoti yra sudėtinga. Gerai, noriu parodyti dar vieną video apie vėlgi LRT situaciją, aišku, kągi kalba melagiai socialiniuose tinkluose. Čia yra toksai tiktokeris, šaltkalvis, jo žmona buvusi Celofano fondo vadovė. Jis, pavyzdžiui, net įžvelgia tokių korupcinių ryšių tarp LRT ir telefoninių sukčių. Paklausykime. Per mediją, per žinias, per daug kur kalba apie tai, kaip telefoniniai sukčiai siaučia. Tai rodyti tas laidas, padaryti jas įtraukiančias, įdomias ir supažindinti žmonės, kaip veikia sukčiai, kokias schemas naudoja, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kuris įstatymas draudžia LRT tokias laidas kurti. Kuris įstatymas draudžia šiandien? Laisvas žodis, kas nesuteikia to laisvo žodžio daryti tokias laidas? Galimai, galbūt netgi ne tik, kad neaktualu, bet galimai gal net ir gauna naudą iš tų telefoninių sukčių. Vienas iš tokių, kaip kad sukčiavimo būdų, kaip kad paremkit Ukrainą. Ir kur tos paramos nuėjo, kažkaip visi šneka, bet niekaip negirdėjau, kur dingo Bairaktaro babkės. Su babkės surinktos Bairaktarui Blue Yellow. O ar ne LRT transliavo Blue Yellow rinkimą babkių? Kažkaip taip. Tai mes kalbam apie telefoninius sukčius. Ką čia kalbėti apie telefoninius, jeigu mes turim televizijinius sukčius? Įdomu čia, kadangi tikrai pradėkime nuo Bairaktarą, ne Blue Yellow. Man kartais norisi paklausti, o ką jie rūko? Tiesiog, kokiems tabletėmis naudojasi, kaip ten jo, žodžiu, faktai eilinį kartą rodo, kas mane labai stebina karts nuo karto, kaip jie neįsigilina tiesiog, jis įvaro savo tą... Jo, Bairaktaras, kas tai yra visai ne Blue Yellow. Jo. Telefoniniai sukčiai atsiranda, nes LRT nedaro laidas, o gal čia žodžiu, kosmosas. Ir tai yra... vieša, tai transliuojama, tai žmonės, yra žmonių, kurie laikina, kurie šerina, kurie net pakomentuoja. Čia ir yra bėda, aišku, čia yra, jeigu taip kalbant truputį, ne šiandien Lietuvos bėda, bet būtent ta, sakykime, išsilavinimus stoka, tiesiog, kaip būtų žmonės, tu neiki į savo tai Facebook ar panašiai, skaityk knygą dėl Dievo meilės, tiesiog įsigilinti, matyti kontekstus, matyti, sakykime, kur šaltinai. Jo, bet to nedaro. Jonai, bet šio gyvenimo tėkmei, informacinio kiekio amplūdžiuose, aš visiškai net ir pateisinčiau šitos žmonės tam tikrą prasme, kad gilintis tikrai nėra kada. Informacijos yra begalė, tu ją gauni, valgai, išspjauni, rytoj valgai kitą. Taip, aš tai galvoju, kad tas informacijos rautas, jisai turėtų arba neprieiti kažkokiais būdais, ta prasme, tiesiog teisiniam reguliavimo priemonėm. Taip ir vyksta. Dabar, kai kur mes žinom Europoje, pavyzdžiui, kur tiesiog draudžia, aišku, kontroversiška, bet draudžia žinimą, pavyzdžiui, iš viso ten prisijungti prie tam tikrų socialinių tinklų, Australija, atrodo. Taip, Australai, jie nedraudžia, ten kitaip, jie draudžia
pavyzdžiui, net ir savo mažamečio vaiko, aš nuotraukos negalėčiau dėti Australijoje į socialinius tinklus. Nes aš pažeidžiu jo kaip vaiko teisę, nes vaikas negali prieštarauti šitoje vietoje, jo nuomonės niekas neklausia. Ir žodžiu, aišku, tai vyksta veiksmai, kontraveiksmai ir būtent ta, kaip bebūtų, jeigu plačiai pažiūrėjus, ta būtent socmedijos, ten informacijos per prieigų panašiai, tai kai kuriuom prasmėm turi būti reguliuojama. Tai ypač kalbant apie jaunimą, nes ten yra dalykai, kur tiesiog apie tai reikia pagalvoti. Tai mes tą įkė labai paprastą pavyzdį, vis tiek kalbant apie, sakykime, seksualinį turinį, kur tiesiog nuo ten 18 metų turi būti, sakant, tu negali. Tai yra visiškai suprantama visiems normaliams žmonėms bent. O galima kalbėti ir apie ne tik apie tai yra irgi tai kiti dalykai, tikrai yra, tiesiog gali būti žalingi. Čia yra čia labai sudėtinga tema. Jo, ir truputį mes nuo aktualijos pabėgom. Jo. Pabaigai norėjau tavęs paklausti, matęs ne vieną revoliuciją savo akimis. Ir karo. Bet vis tiek, šiandien kalbėkim apie revoliuciją. Okay. Iki karo dar nedaikim. Neprieikim, tiksliau. Šiandieniniai situacijai, kaip tu manai, ar šitų protestų, kurie vyksta dabar, ar jų užtenka? Ar pilietinė visuomenė vis tik turėtų imtis kitų veiksmų? Ne, čia jokių būdų neužtenka, mes vis tiek turim atnaujinti tą politinį gyvenimą Lietuvoje, mes sakome, kad yra dalis, sakykime, politinės mūsų elito vadinama, tiesiog yra neveiksni tiesiog. Ir mes ten turime atsinaujinti ir aš tikrai... Jo, bet čia labai ilgalaikis planas. Tai jeigu kalbėti apie dabar, kas vyksta, apie šiandieną. Deginti padangas, vakar buvo nuskambėjusi pas mus studijoje versija. Buvo tokių, bet aš manau, kad svarbiausia, sakykime, tai, kas vyksta dabar, net scenoj, o publikoj. Žmonės susipažindina, žmonės ten bendrauja, matė, o ne tik aš apie tai galvoju, aš Maidane prisimenu, po Maidano, kai mes ėjome į karą, ir kiek ten žmonių, kur buvo susipažinima būtent Maidane. Tiesiog būtent tie socialiniai ryšiai, kur atsiranda tas susitelkimas visuomenės, kitiems veiksmams, atsiranda lyderiai, atsiranda, sakykime, organizatoriai, taip toliau. Kaip ir kiekvienoje revoliucijoje ir nors nenori manyti, kad ves iki, sakykime, sąlyginai Maidano lygio, nors kas gali žinot, bet vyksta sutelkimas, vyksta sakykime, veiksmas ir, nesibaigs čia dabar, ten ir tas požiūris, ilgiai, ten ateis kiti rinkimai. Aš tikrai manau, kad ką mes matome šiandien, turės visokias įtakas tiems rinkimams. Tai jau dabar turi, reitingai krenta į žemumas visiškas. Tai, ten praeis to laiko, bet aš matysim, bet aš labai liūdniausia, jeigu tai iš mano perspektyvos žiūrint, kai mes turėsim po kelių mėnesių ten dronai, kur ten darys ratus virš Vilnius PVZ, ten aš ten ir tiesiog, nieks nieko negali padaryti, ir mes svarstėm kačiuko pagalba kažkokie ten pataisas, aš leisti vieną kitą direktorių. Sorry, hebra, eikite į atsargą, tiesiog jūs nereikalingi. Ir tas mes šitą nepamirštų ten ir tiesiog tokie, mes turėsim tikrai gerokai rimtes iššūkius, neužilgo, sąlyginai tiesiog, kur šį dalykai atrodo net kaip juokas, kažkokia nesąmonė tiesiog. Gaištamas laikas vėl. Visiškai, absoliučiai. Gerai, Jonai, ačiū labai, kad buvai. Ačiū socialdemokratui Jonui, galiu taip sakyti. Švedų socialdemokratui sąlyginai, sakant, aš turbūt esu truputį į tą socliberalų kažkokią ten pusę, bet be abejo, galima taip jau. Aš Olof Palme, pavyzdžiui, buvau toks, aš tikrai prisimenu su pagarba. Ten buvo rimtas politikas intelektualas. Okay. Mums trūksta labai intelektualų būtent politikų. O garunčikų kiek nori. Gerai, Jonai, dar kartą labai ačiū. Kad buvai šiandien ant laužo kanale.